Keli patarimai vykstantiems į jūros šventę. Arba kitaip tariant, didžiausia kasmetinė mugė Lietuvoje. Šašlykų gali rasti ir už 13 eurų, ir net už 18. O už vandenį mokėsi 3 eurus. Tad gaudykit patarimą nuo klaipėdiečio. Perkate medinį šaukštą prisiminimui, kad buvote jūros šventėje ir lekite šiek tiek toliau nuo šurmulio. Nes iki Adrianos koncerto reikia gerokai pasistiprinti. Žinote, apie ką visų pirma pagalvoju, kai pamatau bare tokią didžiulę pasiūlą? Apie besiilginčius tarybinių laikų, kai bare dažniausiai alų gaudavo praskiestą, o iš užkandžių akmens amžiaus kietumo keptą duoną. O į šiuolaikinius barus gali ne tik vyrai užsukti po alaus bokalą išlenkti, bet ir atsivesti savo damas. Nes šiuolaikiniai barai gali pasiūlyti ne tik milžinišką gėrimų įvairovę, bet ir ne ką mažesnį užkandžių pasirinkimą. Tiesa, jei kam įdomu, mes dabar sėdim Činčin bare ir vaišinamės kosminių skonių ikriukais, kokių tarybiniais laikais net su žiburiu būtum neradęs. Ir jei galvojate, kad mes vien valgiam, tai jūs labai klystate. Nors ant stalo turėjom ir pasakiško skonio vytintos lašišos ar kitokių vytintų delikatesų, XXL dydžio alyvuogių ir kosminio skonio sūrio su triumais. O jei užsisėdėsite bare ir nespėsite į mugę, ne bėda. Lauktuvių Činčin bare prisirinksite įvairiausių. Tad dar po vieną Činčin ir lekiam į Adrianos koncertą.